Nori pradėti investuoti, bet vien registracija ir prisijungimas prie vertybinių popierių brokerio sąskaitos tau atrodo kaip raketų mokslas, tai stop štai čia, nes būtent šitas video bus visiška praktika, kaip užsiregistruoti ir kaip naudotis vertybinių popierių brokerio sąskaita, tam, kad turėtum plačiai atvertas duris į akcijų rinką ir galėtum pradėti investuoti ir prisimti savo finansinę atsakomybę būtent į savo pačio rankas. Šitam video rasi viską nuo A iki Z, kaip naudotis, ką spausti, ko nespausti, kai investuoji per Freedom24, nes būtent per šitą platformą ir padarysiu praktinę sesiją, prisijungusi, kaip atrodo kokie mygtukai, kaip atrodo telefono aplikacija ir visus kitus svarbiausius niuansus, kuriuos tu turi žinoti, jeigu jau nusprendai mentaliai priėmei žingsnį, kad aš noriu pradėti investuoti, bet kol kas jaučiuosi užstrigęs ar užstrigusi ties registracijos procesu. Pasistengsiu daryti video taip, kad jisai išliktų aktualus itin ilgą laiką, tai apačioje rasi aiškiai sužymėtus timestampus, kurie atitiks kiekvieną video dalį, net jeigu investuojant ar tavo investavimo eigoje susidursi su kažkokiais iššūkiais su platforma, tai gali sugrįžti į šitą video, pasirinkti laiko žymą ir tiesiog tęsti edukaciją ar susipažinimą. Ir čia galėsi gauti atsakymą į būtent tau kilusi klausimą. Na, o jeigu pirmą kartą pasijungi mano kanalą, tai labas, aš esu Justina ir pati asmeniškai investuoju ir dalinuosi visą savo šitą investavimo kelionę. Apie save mėgstu sakyti, kad esu užsispyrus mama, kuri per 5 metus realiai perėjau nuo finansinio chaoso iki struktūros, dabar pati valdau savo portfelius, priimu savo tinkamus ir atitinkamus finansinius sprendimus, dalinuosi su visais, kaip investuoju, kokias klaidas esu padariusi, kokius sprendimus galvoju priimti, kokios yra mano investavimo idėjos ir taip pat stengiuosi padaryti, kad investavimas būtų paprastas kiekvienam ir kiekvienai. Tai kviečiu domėtis finansiniu raštingumu, pradėti investuoti ir neužsidėti savo ribų, kad pat aš štai negaliu. Tai pirmas žingsnis, kaip atsidaryti brokerio sąskaitą ir kaip suprasti, ką ten reikia spausti, o galbūt ko nespausti. Tai pirmas momentas bus tai, kad šiek tiek noriu papasakoti apie mano naudojamą brokerį, tai yra vertybinių popierių brokeris, kuris prieinamas Europoje, Freedom24. Ir kodėl aš jį pasirinkau, tai pirmas dalykas, kadangi vartotojo pati aplinka, ar ne, sistema, tas pats appsas ir kompiuterį esanti programa yra labai patogios ir tikrai tinkamos pradedančiam vartotojui, ir ne, mes turim lietuvių kalbą, be abejo, svarbiausias akcentas yra tas, kad tai yra licencijuotas ir registruotas pasirinkimas. Parodysiu, kaip susirasti Lietuvos banko puslapyje, ar ne, jeigu norit pasitikrinti tam tikrus brokerius arba P2P kažkokias kompanijas, ar ne, tai šitą momentą jau užsidėsim žalią vėliavėlę, ar ne. Šiek tiek papasakosiu apie pačią kompaniją, tai tiesiog kviečiu papildomai pasidomėti, ar ne, matysit, kad esat visiškai taip pat apsaugoti, kaip ir naudojantis kitų licencijuotų registruotų brokerių, ar ne. Tai aš paprastuoju būdu parodau, kaip susirasti, ar ne, kaip planuojate rinktis brokerį, ką padarom LB rinkos dalyviai, susivedam šitą pasirinkimą, jau yra pas mane spaustas, spaudžiu finansų rinkos dalyviai, mano brokeris yra Freedom24, tai mes turim Europoje įmonę, ar ne, kuri būtent turi šitą brandą Freedom24, tai kompanija vadinasi Freedom Finance Europe Ltd. Pasirinkam šitą variantą, ar ne, ir mes tam matom, kad jeigu jau Lietuvos bankas, ar ne, juos yra priskyręs prie finansų rinkos dalyvių, ar ne, tai Lietuvoje jie gali veikti, dirbti, nes turi licenciją ir yra registruota kompanija. Tai mes čia turim, ar ne, ir įvairiausius puslapius, kur galim tiesiai nukeliauti į oficialius puslapius, matysim kompanijos šalį, adresą, korespondenciją ir visus kitus svarbiausius akcentus. Pasitikrinu, kad šitą įmonę randu Lietuvos banke be kažkokių papildomų šauktukų, ar ne, vadinasi, jau turiu tą žalią vėliavėlę. Besidomint toliau, ar ne, tai apskritai, kas yra tas Freedom24, tai platformą valdo Nasdaqo biržoje listinguota įmonė Freedom Holding Corp. Tai mes lygiai tą pačią įmonę, tai kaip Inception filme, galim susikūrę vertybinių popierių brokerio sąskaitą nusipirkti tą įmonę, kuri valdo šitą vertybinių popierių brokerį. Tai tiesiog susivedus tikerį FRHC, ar ne, kompanija Freedom Holding Corp, mes galim ją įsigyti į savo investicinį portfelį. Tai svarbus akcentas yra tai, kad pati kompanija visiškai nesenai pateko ir Russell 3000 indeksą. Šiandien nesiplėsiu apie indeksinį investavimą, bet jeigu noriu sužinoti, kas tai yra, tai tiesiog kviečiu pasižiūrėti šitą mano video. Tai kas yra, trumpai pasakius, būtent indeksas, ar ne? Tai indeksas yra tam tikras sąrašas kompanijų, kurios
jos turi atitikti itin griežtus reikalavimus, ar ne, kad jos apskritai papultų į tą top sąrašą. Tai šiuo atveju Freedom 24 visiškai nesenai pakliuvo į Russell 3000 indeksą, vėliau yra Russell 2000, Russell 1000. Visiems tikrai gerai žinomas indeksas yra S&P 500, tai top 500 galingiausių Amerikos kompanijų. Gali būti Nasdaq 100, ar ne? Tai tiesiog tam tikras vertinimas ir jeigu jau kompanija pakliūna į kažkurį iš indeksų, ar ne, tai rodo tikrai jos progresą, plėtrą ir ateities perspektyvas. Kaip jau minėjau, kompanija licencijuota, ar ne, tai jos veiklą prižiūri SASEC, tai yra Kipro vertybinių popierių komisija. Kaip atrodo ta licencija, mes galime susirasti tam pačiam kompanijos originaliam oficialiam puslapyje. Kitas momentas, kuris mums yra labai svarbus, ar ne, tai kad kiekvienas licencijuotas MiFID II reikalavimus atitinkantis brokeris, ar ne, privalo laikyti vertybinius popierius, ar ne, tie, kurie priklauso klientui segreguotose akantuose, skirtingose bankuose skaitose atskirai nuo pačios kompanijos. Tai tiesiog toks kaip papildomas apsidraudimas. Ir kitas, mano akimis, labai svarbus momentas, tai kad kai ieškote per kur investuoti, visuomet pasidomėkit, ar investuodami per vertybinių popierių brokerį, ar tos akcijos, kurias jūs įsigijate, ar jos priklauso jums, ar jos priklauso brokeriui, ar jūs perkat ar ne tik tais kažkokią dalelytę akcijos, na, tai tokiu atveju jinai nepriklauso jums, bet priklauso brokeriui. Tai jeigu jūs investuojat per Freedom 24, akcijos priklauso jums. Tarkim, aš pirkau vieną turto vienetą Apple akciją per šitą pasirinkimą, akcija priklauso man, kai aš nusipirku pilną jos vienetą. Tai eigoje taip pat užsiminiau apie MiFID II reguliavimą, ar ne, ir tų taisyklių laikymasi, tai yra ES taisyklės MiFID II ir jos yra vienos griežčiausių pasaulyje. Tai tą svarbu suprasti, nes mūsų kaip investuotojus, ar ne, kurie pasirenka šitą brokerį, neapsaugo šitos taisyklės, nes būtent jie laikosi tokių taisyklių. Tai dabar trys svarbiausi akcentai, ką mes turim žinoti, tai mes žinom, ne, kad mūsų pinigai bus laikomi atskirai nuo brokerio pinigų, kad klientams, mums kaip investuotams priklauso iki 20 000 eurų kompensacija, jeigu brokeris bankrutuoja arba yra likviduojamas, iki 20 000 eurų kešo, neįdarbintų pinigų. Toliau, kad įmonės veiklą prižiūri ne tik viena valstybė, bet ir viso ES reguliavimo tinklas. Taip, tai dabar techniniai dalykai, kaip užsiregistruoti ir ko man reikia tam, kad keliaučiau per registracijos procesą sklandžiai ir tikslingai. Tai pirmas momentas, jeigu tu dar neturi vertybinių popierių brokerių sąskaitos, apačioje rasi registracijos nuorodą, kurią pasinaudojęs dar papildomai gausi ir bonusų už įsineštą sumą pinigų. Visos akcijos sąlygos taip pat bus apačioje, tai tiesiog pasidomėk, galės spausti nuorodą, atsidarysi naują langą ir kartu per šitą video, ar ne, užspausinant ir keliaujant per langus, galės visiškai sklandžiai atsidaryti savo investavimo į sąskaitą. Tai toliau žiūrim. Techniniai dalykai. Žmogus turi būti 18 metų amžiaus, ar ne, ir kiti techniniai reikalavimai, tai be abejo, pradžiai mes atsisiunčiam appsą, aš bent jau pati pradėjau registraciją per appsą, per telefono programėlę ir toliau pratęsiau, kai jau reikėjo užsipildyti tam tikras anketas, apie kurias pakalbėsim, pratęsiau per kompiuterį. Tai dabar atsisiunčiat programėlę, ar ne, paspaudę ant nuorodos apačioje per telefoną, jūs nuves iš karto į registraciją. Ką reikia padaryti, ar ne, tai tiesiog susivesti savo e-mailą ir susigalvoti jau savo platformos slaptažodį, ar ne, tai prisijungiam su e-mailu, su savo susikurto slaptažodžiu ir sutinkam su duomenų tvarkymu. Toliau susivedam savo telefono numerį, ar ne, kad gautume žinutę, kuri padės susijęti ir appsą, ir tuo pačiu kompiuteryje esančią programėlę, ne mūsų tą visą aplinką. Tai susivedam patvirtinančius numeriukus, kurie atkeliavo žinutę ir renkamės, kad norim investuoti kaip individualūs investuotojai arba galim rinktis kaip investuoti per kompaniją, bet šiuo atveju visas video apie tai, kaip užsiregistruoti individualiam žmogui. Jeigu tu nori pradėti investuoti būtent per savo kompaniją, per UAB, per mažąją bendriją, tai apačioje šito video aprašymą tiesiog pasiskaityti ir bus nuoroda su mūsų kolega, kuris padės atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą būtent per įmonę. Ką darom toliau, ar ne, reikėjo susikurti savo koduką, lygiai taip pat kaip pas save banke susikuriat, ar ne, 4 ar 5 skaitmenius susivedat ir toliau darot visą tai, kas yra parašyta pagal instrukcijas telefone. Pradžiai bus reikalinga susivesti savo šalį, ar ne, ir kas yra TIN kodukas, nes šitas bus prašymas Individual Taxpayer Number. Čia vedam savo asmens kodą ir jeigu jūs nesate Amerikos pilietis, ar ne, tai atitinkamai šitoje dalyje pažymit, kad jūs nesate Amerikos pilietis. Spaudžiam Continue ir pradžiai per telefoną jums išmes kelis klausimus, į kuriuos yra labai svarbu atsakyti.
tai, kas atitinka dabartinę tavo situaciją, ar ne, ir vėlgi įsivedam savo telefono numerį, spaudžiam continue, kad patvirtintume šitą informaciją. Vėliau jau prasidės tas tapatybės patvirtinimas, ar ne, kadangi jums yra kuriama atskira jūsų asmeninė sąskaita, į kurią galėsit persivesti pinigus ir įsigyti turto ETF arba akcijų pavidalu, ar ne, tai jūs turite identifikuoti save. Ir šitoje vietoje žmonės labai dažnai stringa, ar ne, kodėl aš turiu atlikti kažkokį autentifikacijos ar identifikacijos procesą. Tai todėl, kad tai yra saugumas būtent jums. Tai yra jūsų sąskaita, kuri priskiriama jums ir net jeigu jums kažkas nutiktų ar ne, tai jau niekas kitas tą sąskaitą pasinaudoti negalės. Jeigu taip nutinka, kad jūs numirštat ar ne, nu, tai yra tas turtas, kuris yra brokeryje, jisai yra paveldimas pagal visus teisės aktus, ar ne, kaip vyksta būtent tas paveldėjimo procesas. Tai labai svarbu yra identifikuoti save ir prisiskirti būtent savo šitą sąskaitą. Tai tokiu atveju jums reikės susikelti savo pasą arba ID, tai šitą pasiruoškite, tiesiog turėkit kartu, tai taip viskas įvyks greičiau, turit pasą arba ID, renkamės ar ne, kur gyvenat, kokioje šalyje, ar Amerikoje, ar ne Amerikoje, jeigu gyvenam other, spaudžiam other, pasirenkam šalį ar ne, na ir renkamės, ką kelsim, ar ID, ar pasą. Tai aš dažniausiai keliu tiesiog savo ID, nes jį turiu kartu šalia su savim. Tai aiškiai nufotografuojam savo ID, ne, keliaujam toliau, bus paprašyta padaryti savo selfie, tai nusifotografuojat pagal instrukcijas, kurios matot telefone. Ir vėliau, ką reikės padaryti, tai sukelti savo adreso patvirtinimą, ne, kurioje vietoje jūs esate registruotas. Tai yra dalis autentifikacijos, ką aš pati darau standartiškai, tai prisijungiu prie savo SEB banko, pavyzdžiui, jeigu man reikia išsitraukti tą adreso patvirtinimą, keliauju prie sąskaitos ar ne ir pasiemu ten 2, 3, galbūt savaitės dienų išrašą, kurį atsisiunčiu PDF formatu ir tiesiog jį momentaliai per telefoną sukeliu į tą langelį, kuris atsiranda, kai prašo šitą dokumentą. Viskas. 3 pagrindiniai dalykai, tą mes galim pasidaryti per realiai 15 minučių, jeigu viską turim susidėlioję ar ne, čia šalia. Tada man pačiai asmeniškai yra daug patogiau padaryti tą pradinę registraciją per telefoną ir vėliau atsidaryti kompiuterį, kadangi reikės užpildyti papildomai kelias formas, kad parodytume savo tinkamumą investavimui, savo žinių lygį, ne, ir tai, ką mes norim investuoti. Tai dabar tada, kai pasijungiat jau prie brokerio sąskaitos būtent per kompiuterį, ką darom, atkeliaujam į naudotojo sritį ir keliaujam prie asmens duomenų, ar ne? Tai čia bus investuotojo profilis, tai yra ta anketa, kurią mes turim susipildyti, kad brokeriui pateiktume duomenis, ar ne, apie savo dabartinę situaciją, ar mes nesam prisiėmę per daug įsiskolinimų, ar mes iš tiesų galim investuoti, kaip atitinka mūsų pajamos ir išlaidos, ar ne? Ar nėra taip, kad išleidžiam daugiau negu kad uždirbam ir štai čia dar norim investuoti, nes tikimės kažkokių fantastinių pelnų. Tai šitą dalį tikrai siūlau labai nuoširdžiai atsakyti, jinai yra keičiama kas metus, tai tikrai pasikeitus situacija ir pasikeitus pajamom ir išlaidom galėsit viską atnaujinti. Tai čia yra tikrai įvairiausi klausimai, per visus juos neinu ar ne, bet pavyzdžiui vienas iš klausimų, nurodykit, kaip jūs vertinat savo santaupų sumą, šio klausimino pildymo dieną ar ne, kuriam laikui pakanka santaupų, nes čia kaip ir beveik kiekvienam video ar ne, paminiu, kad mes prieš pradėdami investuoti turim turėti savo tą finansinį rezervą ir saugumą, tai bent jau 3-6 mėnesius būtinųjų išlaidų, turim jas atsidėję atskirai, kažkur tų pinigų neinvestuojam ir jau tada galim žengti tą laiptelį aukščiau ir pradėti investuoti. Toliau, atsakom į visus šitus klausimus, ar ne, apie savo dabartinę situaciją, apie rizikos toleranciją, keliaujam žemyn ir spaudžiam patvirtinti. Kitas momentas, galim pasidaryti investicinės patirties testą, ar ne, štai čia pas mane yra visi prieinami, tu gali pasižiūrėti pagal save, jeigu dar nepradėjai investuoti, ar ne, ir neturi jokios patirties, tai šitą dalį kol kas gali palikti ir kai jau pereisi per atitinkamą edukacijos kiekį galėsi susipildyti papildomai pasirinkimus šitus. Toliau, ką darom, spaudžiam V8 bent formą. Štai forma yra reikalinga tam, kad tau nereikėtų mokėti 30% nuo iš Amerikos atkeliaujančių dividendų ar distribucijų. Tai šita yra dalis, kur žmonės tikrai dažnai suklysta, nesusipildo ir vėliau ieško priežasčių, kodėl jie sumokėjo nuo savo gaunamų dividendų 30%. Realiai susipildom šitą formą, tokiu atveju nuo mūsų dividendų ar distribucijų bus nuskaičiuojama tik 15%. Jeigu turim supildytą V8 bent formą, tokiu atveju vadinasi, kad pas mus atkeliaujantis dividendai ar distribucijos, arba kitaip vadinamos pasyvios pajamos, yra apmokestinamos 15%, ne 30%. Tai tikrai labai didelis skirtumas, ar ne? Tai šitą dalį susipildykit, net
net jeigu šiandienai planuojate rinktis tik tai saugimo aktyvus, aš mėgstu turėti papildomą saugumą ar ne ir nepermokėti mokesčių, tai šitą formą susipildžiau dar prieš planuojant investuoti į pasirinkimus, kurie generuoja pasyvias pajamas. Tai aš galėčiau spausti, kad noriu pateikti V8 bent formą su atnaujintais duomenimis. Tai štai čia rasit ar ne, kartuoju dar kartą, naudotojo sritis, ateinam į V8 bent formą ir susipildom šitą formą. Pasirašom, valio. Turim 3 svarbiausius momentus ar ne jau padarytus. Užsiregistravom, susipildėm klausimyną, parodėm savo žinias ar ne, turim ir autentifikaciją atliktą, turim savo sąskaitos numerį, kurį matysite štai čia, na ir tuo pačiu jau turim supildytą V8 bent formą. Valio, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pirmas dalykas padarytas, antras momentas - persivesti į šitą sąskaitą pinigų tam, kad aš galėčiau įsigyti turto. Ar tai bus fondai, ar tai bus kažkokios pavienės akcijos, na, ar kiti pasirinkimai. Kas yra svarbu, kalbant apie tai, kaip ir kur persivesti pinigus, ar ne, tai mes vėlgi ateinam į naudotojo sritį ir štai šitoje vietoje ties piniginiam lėšom, ar ne, bus mūsų pasirinkimai. Ką mes norim padaryti? Papildyti sąskaitą per banką. Dabar, kodėl per banką? Iš karto pasakau, kad nepildykite pinigų kortelę. Štai čia yra pasirinkimas papildyti sąskaitą kortelę, todėl kad tokiu atveju pildydami kortelę turėsit pinigus momentaliai, bet sumokėsit 2 procentus, ar ne, už tai, kad jūsų bankas momentiškai pervestų tos pinigus į brokerį. Tai jeigu nenorit mokėti 2 procentų, ką darom? Pildom sąskaitą per banką. Ir čia yra labai dažna dalis, kai žmonės paskui pyksta, nepasižiūri iki galo, nepasiskaito iki galo ir net persiveda pinigų ir paskui verkia, kad sumokėjo 2 procentus ir sako, koksai brangus brokeris. Tai jūs paskirkit bent kelias minutės laiko įsiskaityti į visas sąlygas ir nereikia susidurti su tom problemom. Keliaujam pildyti sąskaitą per banką ir mokam 0. Štai čia net yra informacija, mes netaikom komisinių banko pervedimų. Jūs sumokat mokestį pagal banko tarifą ir gaunat pinigus, atėmus mokesčio sumą ir savo tarpininkavimo sąskaitą. Jeigu jūsų bankas ima kažkokį mokestį, tai čia jau jūsų bankas ima. Brokeris netaiko komisinių. Kai pavedimą darau aš keliauju prie euro pavedimams. Ką darau? Kopijuoju visus šitus duomenis, kuriuos man reikia, ar ne, kurie čia yra išrašyti ir tiesiog darau pavedimą įprastai. Ką yra svarbu ar ne pateikti, tai tiesiog tinkamą brokerio sąskaitos numerį, ar ne, kuris yra priskirtas būtent jums, kad pinigai kristų būtent jums. Kaip tas atrodo telefone, parodau irgi papildomai, atsidarau savo programėlę, jeigu norėsit viską daryti per telefoną, tai irgi yra tikrai labai paprasta, tai tiesiog apačioje ir nerenkuosi meniu. Ką darau? Tiesiog spaudžiu įnešti pinigų. Pirmas pasirinkimas - pildyti kortelę. Šitą nedarom. Ir renkamės pervedimas pagal rekvizitus. Spaudžiu šitą pasirinkimą, aš vedu pinigus eurais, ar ne, ir renkuosi, pavyzdžiui, Citibank London. Kopijuoju visus duomenis, kurie man yra reikalingi tam, kad aš padaryčiau pavedimą. Ir svarbus akcentas antra eilutė, kad teisingai nusikopijuoju payment details. Dabar tikrai dažnai pavedimai atkeliauja itin greitai, ar ne, tai realiai kitą dieną galite tikėtis, bet aš vis dėlto planuočiausi, ar ne, kad netektų nusiveikti, per 2-3 darbo dienas pinigai įkris į jūsų sąskaitą. Toliau, kas yra svarbu, ar ne, pasikalbėkime apie mokesčius, apie tai, kokie mokesčiai apskritai yra taikomi, jeigu jūs renkatės investuoti per Freedom 24. Ta padaryti, susipažinti su šitu yra itin paprasta ir taip pat labai svarbu. Tai pas mane šiai dienai yra parinktas Smart in Eur planas. Kaip tai atrodo, ar ne, mes galim paspausti šitą krumpliaratį, ar ne, ir matysim visą informaciją, atidaryti detalų įkainių aprašymą ir aš matau, ar ne, kad per mėnesį aš nemoku nieko. Smart in Eur planas yra visiškai nemokamas ir kas mėnesį mes neturim kažkokios tai prenumeratos, ar ne, už ką mokam, bet už ką mes mokam už užsakymą. Už vieną pavedimą, ar ne, tarkim, aš noriu pirkti vieną fondo vienetą, tai už tą vieną fondo vienetą, nesvarbu, kiek jisai kainuoja, ar jisai kainuoja 15 eurų, ar jisai kainuoja ten 200 eurų, aš vis tiek sumokėsiu 2 eurus. Ir papildomai už kiekvieną akciją aš moku 0,02 cento. Toliau kitas planas, ar ne, jeigu jums įdomus all inclusive pasirinkimas, tai taip pat štai čia matysit visus pasirinkimus, ir pasižiūrėkit, tai yra 10 puslapių lapas, kur galite susipažinti su mokesčiais, kas yra svarbiausia pradedantiem investuotojams, kad jūs žinot, kiek jūs sumokat už vieną pirkimą ir už vieną pardavimą. Vieną kartą nusipirkau ETF, sumokėjau 2 eurus, priklausomai nuo to, kiek akcijų nusipirkau, tiek papildomai centų susimokėjau. Ir viskas. Pardaviau, veikia lygiai taip pačiai, už pardavimą sumokėjau 2 eurus.
portfelius. Ir visą laiką šitą momentą matysite, tai parodysiu, kaip tai atrodo, ar ne, ir pačioje sąskaitoje. Tai papildomai tiem, kurie planuoja tradinti ir iš tiesų tikrai daug naudotis tom brokerio paslaugom, pirkti, parduoti ir panašiai, tai čia apačioje matysite kitus planus, kurie yra tinkami aktyvesniem investuotojams, gaunat papildomą support, ar ne, tai čia jau nuo didesnių sumų, tai papildomai galite pasižiūrėti šitos lapus. Toliau, kas mums yra svarbu? Svarbus dalis, ar ne, ir pasirinkimai, tai yra profilis. Tai štai čia aš esu atsidariusi savo vieną iš portfelių, nes mes galim turėti keletą pasirinkimų, aš turiu atskiras sąskaitas vaikams ir dar kitus savo portfelius, ar ne, tai dviem iš jų aš dalinuosi viešai ir tai yra vienas iš jų. Čia yra labai fainas funkcionalumas, kurį siūlo Freedom 24, tai kad mes galim dalinti savo investicijų portfeliu, ar ne, vaizdu, kada ir kaip aš perku ir parduodu su kitais žmonėms. Aš dalinuosi su jumis, jūs galite dalinti su savo šeimos nariais savo portfeliu ar kažkieno kito portfeliu ir taip pat stebėti kitų žmonių investicijas. Toks kaip papildomas, ar ne, pulso palaikymas, kaip investuoja kiti, kaip atrodo mano strategija, ar ne. Tai portfelio sekimo nuoroda, jeigu norite sekti mano šitą portfelį, kur aš kiekvieną mėnesį investuoju po 100 eurų į 500 galingiausių Amerikos kompanijų, taip pat sekimo nuoroda bus šito video aprašyme ir apačioje. Tai čia yra profilio dalis, ar ne, kaip visą tai atrodo. Čia matot mano dabartinį portfelį, jo sviravimus, ar ne, kiek per visą laikotarpį pas mane buvo pelno, kiek aš šiai dienai turiu piniginių lėšų, ar ne, kešo, tai tiem, kam aktualu turėti būtent visą appsą lietuvių kalba, tai štai čia dešinėje pusėje matysit pasirinkimą, man patinka tamsus fonas ir man patinka lietuvių kalba, tai štai čia aš tiesiog ją ir pasirinku per telefoną, taip pat yra tas momentas, ar ne, kur galite rinktis kalbą, tai susidėliokit platformą taip, kaip jums yra patogu. Kai aš matau profilyje, matau visą svarbiausią informaciją, kuri man yra aktuali. Tai yra mano pinigai, kiek aš turiu kešų, tai yra neįdarbinti pinigai ir aš turiu atidarytas pozicijas, ar ne, kadangi tai yra portfelis, kur aš investuoju tik į vieną poziciją, tai aš čia ir turiu ir VUAA pasirinkimą. Šiai dienai aš turiu 15 vienetų, ar ne, ir iš viso tai yra $1700 vertės mano turtas. Toliau, ką galiu padaryti, ar ne, galiu atkeliauti prie sandorių ir pasižiūrėti, kaip atrodo tie mano sandoriai. Tai čia matysit, kiek sumokėtų už mokesčius, už komisinius mokesčius, ar ne, kiek tuo metu kainavo vienas jūsų turto vienetas, kurį norite įsigyti. Matysit, ar ne, koks yra tas judėjimas. Tai aš pati, kadangi persivedu pinigus eurais į brokerį, ar ne, tai pas mane eurai, kadangi perku VUA, kuris yra kotiruojamas doleriais, aš turiu išsikeisti eurus į dolerius. Tai šitą galima padaryti taip pat toje pačioje programėlėje, ar ne, ir matot, kad vyksta keitimas, pirkimas, pardavimas, kursą pasitikrinkit tiesiog, ar ne, galbūt bus jums patogiau keistis Revolut ir persivesti dolerius. Man paprašiau yra tiesiog tą daryti tam pačiam brokeryje. Toliau mes galime atkeliauti prie prekybos, ar ne, ir matysit, kiek iš viso yra apdorota sandorių, koks buvo pirmas, koks buvo paskutinis sandoris ir panašiai. Toliau mes galim pažiūrėti į pinigų judėjimą ir štai čia, pavyzdžiui, išsifiltruoti, ar ne, banko pervedimas, įmonės vidinis pervedimas, arba galim pažiūrėti, kiek aš iš viso, pirkdama šitus 15 vienetų, sumokėjau už komisinius. Spaudžiau už komisinius, ar ne, ir vat galiu susiskaičiuoti, ar ne. Kadangi perku po vieną vienetą, kaip ir nurodyta tame tarifų plane, aš moku 2 centus už vieną akciją ir 2 eurus už vieną pirkimą. Toliau čia galim pasižiūrėti investuotojų kalendorių, kada yra nedarbo dienos, kada išmokami dividendai, jeigu mes turim dividendinių pozicijų. Tada aš galiu atkeliauti į prekybą ir čia vyksta jau tie smagus dalykai, kur aš galiu paimti ir nusipirkti tam tikrus aktyvus, ar tai būtų akcijos, ar tai būtų fondai, ar ne. Aš, pavyzdžiui, galiu susivesti tą patį VUAA pasirinkimą, matau, kad tai yra Vanguard S&P 500, audžiu čia, ar ne, ir aš galiu rinktis pirkti vieną vienetą, galiu nusistatyti pirkti ribotų pavedimu, tai už tam tikrą kainą, už kokią aš tiesiog norėčiau nusipirkti, ar ne, spaudžiu vieną vienetą, galiu rinktis pirkti, pavyzdžiui, pigesnį S&P 500 pasirinkimą, ar ne, tai būtų SPYL ETF, kurio strategija visiškai identiška, spaudžiu šitą pasirinkimą ir galiu tiesiog spausti investuoti. Galiu pirkti rinkos kainą, ar ne, štai čia yra pasirinkimai. Pagal rinkos vertę, ribotų pavedimu, geriausia paklausos kaina, geriausia pasiūlyta kaina, mažiausia dienos, didžiausia ir visa kita. Aš pati pirkdama VUAA visuomet moku ribotų pavedimu. Toliau, jeigu mes norim tiesiog momentaliai čia ir dabar nusipirkti už esamą rinkos vertę, ar ne, tą patį SPYL pasirinkimą, tai tiesiog paliekam rinkos vertę ir vadinasi, man nupirks brokeris tą mano norimą turtą už dabartinę kainą, jeigu akcijų birža
marža dirba. Jeigu aš noriu pirkti už konkrečią kainą, ir man tinka luktelti, kol ta kaina atsistos ties tą vietą, ties kurią aš noriu, aš tada renkuosi ribotą pavedimą. Padarau ir galiu spausti kiekis, pavyzdžiui, vieną vienetą, pateikti pirkimo nurodymą, pateikiu ir gaunu mėlyną langelį ir patvirtinu pirkimą. Dabar, kaip tas atrodo per telefoną, tam, kad galėtumėt ar ne taip pat įsivertinti ir šitą momentą, nes tikrai žinau, kad didelė dalis žmonių investuoja ir telefonu, ir man pačiai yra daug paprasčiau taip daryti. Kad darau, prisijungiam ar ne prie savo sąskaitos, aš tiesiog atkeliauju apačioje, matysit kotiruotės ir aš galiu pasirinkti paiešką pagal simbolį, rašau SPYL tikerius. Tai čia vėlgi nerekomendacija, išsigūglinkit, išsinagrinėkit, pasižiūrėkit tų pačių video ar nemokamas turinys, kokia strategija jums yra tinkamiausia investavimui. Ką galiu daryti? Jisai kainuoja 12,75 eurais šitas parduodamas ar ne, galiu spausti prekybą ir ką aš galiu padaryti ir nusipirkti vieną šitą ETF vienetą. Dabar labai gerai, kad atsidariau per telefoną ar ne, nes pas mane šitoje sąskaitoje yra dolerių, bet nėra eurų. Tai šitas momentas ir ką kiekvienam yra svarbu įsitikinti, ar ne, kad kai jūs kad ateinat prie nurodymų, nustatymų ir įsitikinat, kad nenaudojat maržos. Marža tai yra, kai jūs pasiskolinat iš brokerio pinigų, kad nusipirktumėt kažkokias investicijas, nes šiai dienai neturit tam atitinkamo kiekio pinigų. Tai šito momento pradedantys investuoti, tai tikrai siūlau vengti, nespausti ir įsitikinkit, kad jūs nenaudojat maržos, kad neprisidarytumėt paskui savo bėdos. Tai parodau, kaip atrodo tas pirkimas telefonu, ar ne? Tarkim, dabar pas mane yra eurų, ar ne, ir aš galiu pirkti vieną SPYL vienetą, įsidedu vieną, paspaudžiu pateikti pirkimo nurodymą ir štai čia atsiranda pas mane langas, aš braukiu į viršų ir pas mane šitas aktyvas įkrenta, tampa mano nuosavybė. Aš turiu vieną fondo vienetą, kuris savyje talpina 500 galingiausių Amerikos kompanijų. Tai toliau, jeigu keliaujat per puslapį, ar ne, čia galit matyti diagramą, čia galbūt daugiau toks techninės analizės pasirinkimas tiem, kas norite gilintis labiau. Toliau mes turim tą pačią naudotojo sritį, kur yra dažniausiai užduodami klausimai, ar ne, ir būtent tie pasirinkimai, kur jums kilus klausimų, visus atsakymus rasite arba čia, kaip atsidaryti tą pačią papildomą sąskaitą, ar ne, nes aš turiu 2 vaikus, už kuriuos pati šiai dienai investuoju, man priklauso tos abi sąskaitos, bet kai jie taps pilnamečiai, pakankamai sąmoningi ir savarankiški, kad galėtų perimti investicijų valdymą, aš tas investicijas perleisiu jiems. Tai kaip atsidaryti papildomą sąskaitą, jeigu norite turėti skirtingas investavimo strategijas arba tą padaryti vaikam, tai čia pačioje naudotojo srityje keliaujam prie paskyros nustatymų, papildoma sąskaita, įprasta prekybinė sąskaita. Šitoje vietoje žmonės labai dažnai klausia, ar ne? Tai tiesiog įprasta prekybinė sąskaita ir iš karto renkamės planą. Kaip ir minėjau, mano planas yra Smart in Eur, patvirtinti ir momentaliai jums bus atidaryta nauja sąskaita. Visiškai nemokamai, ką svarbu žinoti, kad tarp šitų sąskaitų, tarp jūsų turimų sąskaitų pervedimai yra nemokami. Tai jūs galite turėti pagrindinę sąskaitą, kurioje, tarkim, turi 10 000 eurų cash, ar ne? Vienas portfelis yra augimo portfelis, kitą sąskaitą atsidarot, kad turėtumėte dividendinį portfelį ir tenais nemokamai jau brokerio aplinkoje persivedinėjat tiek pinigus, tiek tą turimą cashą, tiek galite persivesti ir turimus aktyvus. Vėliau, ką dar galim padaryti, ar ne, tai suteikti prieigą prie sąskaitos. Tai čia, pavyzdžiui, yra aktualu porom, sutuoktiniam, tiem, kas nori dalintis savo investicijomis, ar ne, tai šitoje vietoje be abejo jūsų antroji pusė taip pat turi turėti atsidarę brokerio sąskaitą ir čia galite suteikti tam žmogui prieigą, kad jisai matytų jūsų investicijas arba realiai, kad galėtų daryti net ir atitinkamus veiksmus, ar ne, su ta sąskaita. Tai turi tokį kaip joint accountą, jūsų bendrą sąskaitą. Tai parodo, ar ne, kaip tai atrodo realiai. Prie prekybos langelio šito pasirinkimo, pavyzdžiui, čia pereiti prie kitos sąskaitos galim šitoj vietoje arba šitoj vietoje. Tai jeigu aš noriu pažiūrėti, ar ne, tarkim, Aleksandro sąskaitą, prie kurios turiu prieigą, tą galiu padaryti šitoj dalyje, ar ne, ir tiesiog spaudžiu Aleksandro sąskaitą. Matom, ar ne, kad pasikeitė ir ta suma ir aš visiškai matau kitą portfelį, ar ne, kitą atvaizdavimą. Tai čia yra tikrai geras momentas, jeigu mes norime investuoti kartu su savo antra pusė, ar ne, kalbėtis apie tas investicijas, apie daromus sprendimus, kas dar papildomai suartina. Toliau, jeigu kyla kažkokie klausimai, ar ne, ir norit susirasti atsakymus, tai mes galime atkeliauti prie paslaugų pasirinkimo. Čia galite naujienas pasiskaityti, tam pačiam telefone labai smagiai naujienų susiskaito. Galite atkeliauti prie Freedom Academy, ar ne, tai čia bus papildomi pasimokymai, tokie kaip kursai, jeigu norit išmokti apie prekybą opcionais, jeigu norit išmokti būtent pačius investavimo pagrindus, ne per video, bet patys eidami, ar ne, skaitydami. Toliau yra kursas patyrusiem investuotojams prekyba, taikant naujieną.
vienas ar ne kursas apie struktūrinius produktus. Tada pati edukacija jau siūloma ir iš brokerio pusės. Toliau, ką mes galim pasižiūrėti, ar ne, tai tiesiog pasižiūrėti FAQ, tai yra dažniausiai užduodami klausimai, nuo ko pradėti. Mano sąskaita, grynieji pinigai ir pervedimai. Ne? Kaip viską daryti, tai čia realiai rasti 95% visų atsakymų savo kylančius klausimus. Tai kaip ir minėjau, ar nenoriu tą momentą, kuris man pačiai asmeniškai yra labai svarbus. Pasižiūrėkim apie įmonę, ar ne, galim spausti visi klausimai. Ir čia matysit, ar ne, visą tą jūsų saugumą, ar ne, atsakymus į dažniausiai kylančius klausimus, kaip saugu yra investuoti, kodėl investuotojai pasitikė, ar ne, kompanija. Tai čia aš pradžioje be abejo užsiminiau. Tai pasiskaitykite šitą dalį, kur mes saugom įsigytus vertybinius popierius, ar ne? Pasižiūrėkite toliau, kam priklauso akcijos, tai čia tas pradžioje minėtas momentas, akcijos, kurias įsigijot naudojantis Freedom Finance Europe LTD, ar ne, Freedom 24 appsų, priklauso jums, ar ne, ir jūs gaunat patvirtinimą. Ir tokiu atveju, jeigu kompanija bankrutuotų ar kažkas su jie nutiktų, kas nutinka su jūsų turtu, nieko nenutinka su jūsų turtu, jūs keliaujate į kitą brokerį, persivedate tas akcijas į kitą brokerį ir jos toliau priklauso jums. Kitas momentas, deklaruojant mokesčius ar ne, kas yra labai svarbu ir patogu, tai kad iš pačios programėlės per kompiuterį galite išsitraukti ataskaitas, kurias galite momentaliai tiesiog pateikti deklaruodami mokesčius, ar ne? Kaip išsitraukti ataskaitas, matysit mano deklaravimo video, kada jau tai taps aktualu, tai tiesiog kviečiu pasižiūrėti visą šitą pilną video štai čia, tai galite išsitraukti, ar ne, savo mėnesinius portfelio išrašus, dividendų ataskaitas, mokestinės deklaracijas įvairiais formatais. Tai yra CSV arba XML. Galima eksportuoti duomenys į tą patį Excel, tačiau priklausomai nuo to, kaip kiekvienas norim kažkur susivesti. Na ir kol kas tikriausiai tiek, tai tiesiog komentuokite pačioje, kuri dalis jums dar būtų įdomesnė, kad papasakočiau, galbūt praktiškai parodžičiau tam tikrus momentus, kaip naudotis trailing stop loss, kaip naudotis apskritai stop loss funkciją, kam jinai reikalinga, ar ne, tai čia nenoriu plėsti iki tos dalies, kad mes 1,5 valandos nagrinėjom vieną pasirinkimą, nes nežinau, kaip tai yra aktualu daugeliui. Ir, na, tai lauksiu jūsų klausimų, lauksiu pastebėjimų ir keliaujam kartu per edukaciją ir aš noriu atliepti tai, kas svarbu jums. Tai tiesiog dalinkitės komentaruose, į kurį kiekvieną atsakysiu pati. Dėkui, kad žiūrėjot. Ir iki. Ką tu sėk? Ne. Esu užsisvydžiu iš... Tai